Na ir judėsim, tikriausiai, nes jau čia girti, čigonai šliaužioja, tai dar supjaustyti tentą kokį. Nežinau, rumunai vagys, nevagys, ar taip kaip Prancūzijoje viskas, bet kaip sako, ir tarp čigonų vagių pasitaiko. Judam dabar į degalinę, 55 kilometrai. O, kas ten? Kaip aš pralysiu? Patikrinimas. Policai, matai, tikrina. Oho, kiek čia jų. Visas autobusas išvarytas į lauką ir, žinai, migrantai, kroviniai, visi dirba savo darbus. Dabar 7:30 vakaro ir 21 šilumos. Man gerai, kad nepradėjau lėkt dar. Pamiršau miegamojo langus uždaryti. Man yra buvę toks prikolas. Pačioj pirmoji įmonėje, kur dirbau, aišku, nieko nežinojau dar apie visus niuansus mikriukų, tai vienu žodžiu važiavau. Nebuvo darytas tas langelis vienas ir vėjas išlupo manį. Gal ten tiek ir reikėjo, matomai. Tai darbovietėje 100 eurų atskaičiavo. Na ir gerbėmieji, visa medžiaga, kurią montuoju, kurią keliu į viešą erdvę, tai skirta ne tik man, bet ir jums. Aš noriu, kad ši medžiaga, sakykime, visa, kurią tiesiog montuoju, kurią darau, kad jinai būtų įvairi. Kad jinai būtų tiesiog įsimintina tuo, kad žmogus originalus ne tik ten, sakykime, kaip sporte, ar ne, sportininkas aikštėje, sakykime, kažkoks tai solistas, dainininkas, ar ne, scenoje vien tik tai va, tas įvaizdis, ar ne, gražybės, puikybės, ten vienu žodžiu įsidažę, susilaižę, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Pas mane yra taip, kad reiškiasi, aš noriu, kad jūs mane matytumėt tiesiog tokį, koks esu. Ir linksmas, ir piktas, ir vienu žodžiu, ir susivėlęs, ir nesiskutęs, ir apsiskutęs, ir susišukavęs. Nu, vienu žodžiu, gyvenimas ant ratų vairuotojų Europoje, nu, nėra jisai klotas rožėmis, ar ne, tas darbas, tas kelias. Todėl nu, būtų kvaila rodyti vien tik tai ten spuogiuką įsispausti ten ar ką, žinot. Yra kaip yra, aš rodau tiesiog savo darbinį gyvenimą, darbinę veiklą ir jūs žiūrite, kam patinka, vertinate, kam nepatinka, nu, tiesiog siūlau apeiti. Va, o dabar aš turiu interesą šiaip važiuoti iki galo. Ką jisai darys čia? Čia tūlikų tų prižiūrėtojas, matomai kažkoks tai gal kažkas susikišę, gal plaus jisai. Jo. Vienu žodžiu, bandom judėti. Noriu važiuoti iki galo dėl tos priežasties, kad tiesiog į parduotuvę būtų nieko, bet tai kaip nedarbo diena, tai įdomu, dirbs ar nedirbs kas nors. Vienu žodžiu, bandom gal judėti, o ten paskui ieškosim kur nors prisiparkavimo vietos.
Tai kad tas prižiūrėtojas savo mašiną plauna. Aš galvojau, kad jisai švarausia jums šitų viešųjų tualetų. Pasirodo, kad jis savo mašiniuką savo nusiplaus. Va, vidų. Bet tai, žinai, čia aišku, Benkas-gi neprivažiuos ir negalės apsiplaut. Čia jisai nusiplaus mašiną, o paskui bus matyt, ką. Tai tuščia ten pas jį. Tuščias tas kablukas, visas vidus. Tai įsimazgos. Vežioja gal kažkokios tai nesąmonės. Kvepiančios kabutėse. Pažiūrėkit, koks pavyzdingas tėtis. Ant mašinos kapoto vaiką pasiguldė ir pampersą deda. Opa. Super. Tai ką, bandykim ir mes gal judėt paskui šitus tėčius. Na ir kaip jums kainelės prie šito ežeriuko? Man reikia duonos. Ten, aš kai pamačiau ten to monstro ir alaus kainas, tai praėjo noras ir duoną pirkt. Tai vienu žodžiu, pasižiūrėjau, kur yra kokia parduotuvė, tai Lidlas už 4 kilometrų. Važiuojam į Lidluką ir normaliom kainom apsipirksim. Iki 1 valandos, mačiau, dirba, bet dar truputį laiko yra. Turėtume spėt. 6 eurai monstras. Normaliai, ne? Gražus tas ežeras. Pasiskaitinėkite, nori daugiau info. Wikipedijoje yra ten info. Šiaip per daug nieko nefilmavau Lidle. Nes kiek pamačiau, tai lietuviškos kainos. Tai palyginimui štai monstro kaina. Nu, ten keletą centų, ar ne?
tikriausiai, jeigu lyginsim su lietuviškais Lidlais. Sveiki visi iš ryto. Atėjo darbo diena po poilsio. Grįžau vakar po Lidlo į tą pačią vietą čia prie to ežero. Kai pradėjo po pietų lytai, dar dabar lyja. Pralijo visą naktį. Хотел сесть вовнутрь, у меня места нету. Все, давай. Давай, įsikrovėm. Važiuojam. 107 kilų iki sekančio krovinuko. Čia labai daug vienpusio eismo, tai čia atvažiavęs daviausi ratais, kol susiradau. Jau aš rusiškai norėjau pradėti kalbėti. Čia iš Latvijos vyrukai komandiruotėse dirba. Ką, ją dvojkę toliau šoksim. Labai ilga įkalnė. Šitas tuoj norės lenkt. Gerai, duosim, nes iš galo nėra mašinų, tai galiu ir čia važiuoti. Gerai, kaip kurie vilkikai eina ir į kalnus, aišku, jei mažiau krauti. Kiek maksimum vilkikai gali svorį vežti? 44 tonas. Kažkas tokio. Skaičiau kažkokį straipsnį, kad buvo pastabdę su 77 tonom. Puspriekabę tempė dar. Tai tokiais atvejais jaučiu bauduoja, tai žiauriai. Atvažiavau pasiimt krovinio, prisiparkavau prie rampos. Per plačios rampos, įsivaizduojat. Rampa platesnė už mikriuko būdos plotį. Tai sako, važiuok į šoną, su štapleriu atveš. Tai retas atvejis, bet būna tokių atvejų, kad nuo rampos neįmanoma. Kažkodėl nebliksi kameros. Kitą kartą čia važiuok, mes jau vienoje esam, Austrijos sostinėje. Kitą kartą važiuojant čia tai tik fotografuoja tos kameros už greitį. 80 čia greitis, bet yra čia. Lekioja ir ženkliai didesniais greičiais. Neapsimoka Austrijoje lėkt, tiesiog skaudžiai baudžia. Labai tie dangoraižiai gražūs. Jeigu gražūs, tai padėkit laiką. Sveiki Lenkijoj. Ką tik kirtom pasienį. Ir 700. Šiuo keliu važiuojant 700 per Lenkiją kilometrų. Važiuojam A1, o paskui iš A1 įsuksim į S8 link Varšavos. Ir nuo Varšavos Belistoko keliu, kągi aš čia pasakoju, jūs patys viską gerai žinot. Mes jau šiam pirmam, nuo Mazoviecko čia pirma Orleno degalinė. Jei bus vietos, eisim miegoti, nes jau kaip ir laikas būtų. 679 čia dizelukas. Važiuojam prie lengvų. Yra čia kažkur tai už ten jau nebus. Reikia čia.
Labanakt, rytoj susitiksim. Labas visiems iš ryto. Štai rytas ir pachmielas padarytas. Na ir važiuojam namo. Užtenka miegot. Lenkijoje važiuojam ilsėtis į Lietuvą. Nepilni 300 km, tai ką čia? Stosim dar degalinėje, užsipilsim degalų prie Suvalkų. Na ir aš labai noriu užsukti į vieną parduotuvę, kurioje aš dar nebuvęs. Iki skausmo jinai yra pažįstama. Tai yra vynoteka. Ir Lazdijuose ne kartą lankytasi prie pasienio. O čia mes Suvalkuose. Prie Suvalkų, va čia prie pat greitkelio S61. Jeigu atvažiavus nuo Lietuvos, tai pirmas nusukimas. Jeigu atvažiavus nuo Lomžos pusės, tai trečias nusukimas. Taigi, man labai įdomu, kiek kainos ir kažko truputį vis vieną reikia. Tai dabar kur čia užsiparkuot? Aha, prie tvoros geriausia bus. Prie tvoros bus geriausia. Eisim, pasidairysim kainukių. Tai principas bus, kad ir prie Lazdijų jaučiu tas pats. Čiagi tas pats tinklas.
Na, pasidairėm po tas kainas, tai net nežinau. Jeigu norėsite išvadas ir palyginimus pasidarysite patys, o šiaip tai nežinau, čia didesnė ši parduotuvė negu Lazdijų, bet tie vežimai dideli, tai tuose koridoriuose tarp, nu, sakykime, praėjimuose ar ne, tarp lentynų, tai neina net prasilenkt, vieni kitus ten praleidinėja, ratais eina. Tai šiaip vieną kitą kainelę nufilmavau. Jeigu bus įdomu, tai pasiverskite į eurus, palyginkit kaip Lietuvoj, kaip čia. Apsimoka, neapsimoka važiuoti, dėl kuro, dėl maisto, dėl gėrimų. Vienu žodžiu, jūs viską patys nuspręsite, apgalvosite. Ir mes jau netoli Lietuvos pasienio. 2 ratais Lietuvoj liko keletas 100 metrų. Įriedėsim į savo brangę žemę. Nežiūrint į jokią situaciją, ji yra gimta ir brangi. Lietuvėlė. Reiduko nėra. Šiaip šeštadienis, tai dažnai pastoviai jie čia duoda prasipūst. Šiuo kartu nėra. Gerai, kelia maksimumą greitį. Ačiū, brangieji, gerbėmieji, kad važiavot. Ir brangiosios, laukite sekančių naujų video medžiagų. Džiaugiuosi, kad esat. Džiaugiuosi, kad žiūrot. Džiaugiuosi, kad dedat štai šiuos pirštelius. Nesvarbu į viršų ar į apačią. Visokeriopos jums sėkmės. Būkite sveiki, nesirkite. Mylėkite vieni kitus. Nes meilė tai yra jėga. Mes jėga.